Labadiena, mėly futbolo aistruoliai, sveikinuosi iš Vilniaus FK Žalgiris namų stadiono, kuriame netrukus prasidės 24-ojo turo kamuolį kauniečiai ir nieko nelaukia skuba į ataką. Perdavimas kairėn, skartuojamas kamuolys į baudos aikštelę, bet čia gerai sužaidžia Vilniaus Žalgirio. Stipresni svečiuose buvo Vilniaus Žalgirio B futbolininkai. Ataka, baudos aikštelėje kamuolys, smūgis, blokuojama. Tęsiasi kauniečių ataka. Smūgis iš toli ir pataikoma tiesiai į poziciją užsiėmusi vartininką. Perima greitai kamuolį vilniečiai. Čia dar atiską pažiūrėti, ar tikrai gaus perdavimą. Tikrai gavo jį. Ir čia vos kurioziško netgi, ar čia nebuvo pelnyta po to, kai ir nugalvo. Žalgiris atliko jau 3 keitimus, o čia kauniečių kontrataka. Kamuolys šalimais vartų prarieda po Metino Tunco smūgio. Pirmoje lygoje šiemet buvo pasirinktas kiek mažiau įprastas formatas, rungtyniavo patirtis prieš jaunystę. Čia Patrikas Matižonakas su kamuoliu smūgiuoja ir pelno pirmąjį rungtynių įvartį. Po keitimo į aikštę žengęs Patrikas Matižonakas veda savo komandą į priekį, likus rungtyniauti kiek mažiau negu 4 minutėm pagrindinio laiko. Ir tai yra rimtas žingsnis į priekį šiandien. Vėl Vilniečių kontrataka, kol kas 1-2, bet jungiasi ir antras komandos draugas. Dabar smūgiuojama, pasirenkama smūgiuoti pačiam, pasimetus kamuolį šiek tiek nepridėta, o leidžiama žaisti, negu buvo nurodyta. Kovo dėl kamuolio ir praranda kamuolį Kauno Žalgiris ir iš karto fiksuojama rungtynių pabaiga. Šiandien čia Vilniuje buvo stipresni šeimininkai. Vilniaus Žalgirio B komanda laimi.